Šiandien aš noriu kalbėti tokia tema apie Evangelijos skelbimą. Evangelijos skelbimas, kaip žinote, yra labai svarbus, teisingai, labai svarbus, nes jeigu mes neskelbsime Evangelijos, mes, kitaip sakant, nevykdysime to didžiojo pavedimo, kurį Viešpats paliko savo mokiniams. Ir noriu kalbėti ne apie tai, kaip apie tokią, kaip pasakyti, gražią krikščionišką veiklą, bet kaip apie būtinybę. Kaip apie tokią atsakomybę ir aplinkui mus šiandien yra daugybė žmonių, kurie gyvena, kurie kuria šeimas, kurie planuoja vienaip ar kitaip savo ateitį, bet nepaslaptis, kad daugelis iš tų žmonių, jie nepažįsta Kristaus, jie nėra išgelbėti ir jie nežino, kaip būti sutaikytiems su Dievu. Kitaip pasakysiu, kad jie nėra girdėję Evangelijos, nėra girdėję tos žinios ir jeigu žmogus jisai nėra girdėjęs gerosios naujienos, automatiškai tas žmogus jisai lieka be tokios tikros vilties. Atsimenu, kada man buvo 24 metai. Ir per tuos 24 metus niekas su manim nepasidalino Evangeliją, apart mano dėdės. Ir po to, kai aš išgirdau Evangeliją, po to, kai aš priėmiau Kristų, visą tą laiką, kiek dabar esu tikintis žmogus, niekas prie manęs nepriėjo ir nepasidalino Evangeliją. Nebuvo tokio žmogaus, kad ar gatvėje kažkur, ar parke kažkur, ar dar kažkur, kad prieitų prie manęs, sakytų, ar tiki Jėzum Kristum, ar Viešpats yra tavo gelbėtas. Tai ką aš noriu pabrėžti tuo, kad tai vyksta labai retai. Tai vyksta labai retai. Ir jeigu žmogus nėra girdėjęs Evangelijos, jis neturi jokios tikros vilties. Ir mes kartais galime savęs paklausti, kodėl žmonės neišgirsta Evangelijos. Todėl, kad jos nenori girdėti, ar todėl, kad nėra, kas jiems ją aiškiai paskelbia. Aišku, žmonės ir nenori girdėti, bet yra ir kita tiesa, kita realybė, kad nėra žmonių, galbūt, kurie jiems aiškiai paskelbtų Evangeliją. Supraskime tai, kad ne kiekvienas žmogus, kuris išgirs, patikės. Tikrai mes ir skelbėme Evangeliją ir Biblija to neslėpia, kad žmogus iš tikrųjų negali tikėti arba įtikėti tuo, ko nėra girdėjęs. Jisai negali šauktis viešpaties, kurio jisai nepažįsta. Jis negali atsakyti į Evangelijos žinią, jeigu Evangelija jam nebuvo paskelbta. Todėl šitas būtent klausimas arba šitas pamokslas yra labai toksai rimtas ir asmeniškas kiekvienam iš mūsų, nes kiekvienas iš mūsų, kaip krikščionys, mes turime tą atsakomybę, arba pasakysiu dar kitaip, privilegiją dalintis Dievo žodžiu. Ir aš noriu paklausti, ar šita tarnystė yra skirta tik tais pastoriams? Ar tik tai pastoriai yra atsakingi už Evangelijos skelbimą? Ar šita tarnystė skirta tik tais misionieriams? Ar tik tai misionieriai, ar tik tai diakonai, ar kiti tarnautojai bažnyčiais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą? Tikrai ne. Ir Dievo žodis mums sako, kad kiekvienas iš mūsų, jeigu mes esam Kristaus mokinys, mes esame įpareigoti, arba net mums galiu pasakyti griežčiau truputėlį, mums net yra įsakyta dalintis Dievo žodžiu. Tai jeigu mes tikime, kad tik tais Jėzus jisai gali išgelbėti, tada turime paklausti, kaip žmonės išgirs. Jeigu mes tylėsime, kaip išgirs tie žmonės, kurie niekada neatsiverčia Biblijos, kaip išgirs tie žmonės, kurie nedrįsta peržengti, pavyzdžiui, bažnyčios slenksčio,
Kaip išgirsti tie žmonės, kurie galvoja, kad tikėjimas yra tik tais tradicija kažkokia? Kaip išgirsti tie žmonės, kurie turi kažkokius tai išankstinius nusistatymus ir mes dažnai kartais girdim iš tų žmonių, skelbiant Evangeliją, kad aš tikiu savaip, man taip atrodo. Taigi šiandien yra daug žmonių, kurie vis dar nėra girdėję Evangelijos. Štai kodėl šita tema yra tokia brangi. Ir Romiečiams laiške 1 skyriui 16 eilutėje Paulius pasako tokius labai svarbius žodžius, kodėl Evangelijos žinia yra svarbi. Ir Paulius sako, aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui. Ką Paulius čia pasako? Paulius pasako, kad Evangelija yra Dievo jėga. Todėl žmonės turi ją išgirsti, nes be Kristaus nėra išgelbėjimo. Ir šiandien žiūrėsime mes į Romiečiams 10 skyrių ir ten apaštalas Paulius mums parodys tokią labai aiškią grandinę arba tokią liniją arba tokią seką ir skaitydami pagrindinę tą vietą mes turime suprasti būtent apaštalo Pauliaus širdį, kaip jisai jautėsi, kokia buvo jo širdis. Ir Romiečiams 9, nuo 9 iki 11 skyriuose Paulius būtent kalba apie Izraelį, apie tautą, kuri turėjo Dievo pažadus, kuri turėjo raštus, kuri turėjo sandoras, kuri turėjo pranašus, bet didelė dalis jie atmetė Kristų. Jie nepriėmė Kristaus ir Paulius kažkaip nežiūri juos abejingai, nežiūri kažkaip tai šaltai, neturi prieš juos kažkokio tai nusistatymo arba priešiškumo didelio. Jis nesako jiems, kad jūs patys kalti. Bet Pauliaus širdis, mes matom, kad jinai dega dėl jų išgelbėjimo. Pauliui tie žmonės rūpėjo, visą laiką Paulius, kada jisai skelbdavo Evangeliją, prisiminkime, jis pirmiausia eidavo kur? Pirmiausia, jis eidavo į sinagogą, teisingai ir skelbdavo tenais susirinkusiems žydams Kristų. Tiesa, jie ne visi jį priimdavo, nepatikdavo galbūt ta žinia, bet Paulius visą laiką tai darė ir jo širdis degė dėl to. 10 skyriui nuo 1 iki 3 eilutės laiške Romiečiams, žiūrėkit, ką Paulius jisai sako. Sako, broliai, mano širdies troškimas ir malda Dievui yra už Izraelį, kad jie išsigelbėtų. Aš jiems liudiju, kad jie turi uolumo Dievui, tačiau be pažinimo. Nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievui teisumui. Taigi, ką Paulius čia sako? Apaštalas Paulius jisai sako, kad šie žmonės yra religingi, bet neišgelbėti. Šie žmonės turi uolumo, bet neturi pažinimo. Jie kalba apie Dievą, bet atmeta Kristų. Tai labai aktualu ir šiandien, iš tikrųjų, ir mūsų dienomis. Jeigu mes paklaustume šiandieną išėję į gatvę, ar tu esi krikščionis? Ar tu tiki Dievu? Daugelis atsakytų ką? Daugelis atsakytų, taip, tikiu, vaikeli mano, sakytų, aš tikiu Dievu, aš buvau pakrikštytas vaikystėje, aš esu krikščionis. Nes 85% Lietuvos gyventojų iš tikro tą ir deklaruoja. Ir kaip galvojate, kokių žmonių Lietuvoje yra daugiausia? Kokių? Religingų bei neišgelbėtų. Jie turi uolumo, kaip ir Paulius sako, jie turi uolumo, bet neturi tikro pažinimo. Ir daugelis žmonių šiandieną yra tokie, bet mūsų klausimas yra ne tik tais, ar žmogus yra religingas, bet klausimas turėtų būti kitoks, ar jis pažįsta Kristų kaip savo viešpatį
ir kaip savo gelbėtoją. Ir Paulius sako toliau, Romiečiams 10 skyriui 9-10 eilutėje. Šiandien kaip tik pastorius pacitavo šią eilutę. Sako, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Tai mes aiškiai suprantame, kad išgelbėjimas jisai ateina ne per mūsų gerumą, ne per kažkokius religingus darbus, ne per kažkokias tai tradicijas ar apeigas, bet labai aiškiai pasakyta, kad per tikėjimą į Jėzų Kristų. Per tikėjimą į Jėzų Kristų. Ir apaštalas Paulius jisai iš tikrųjų labai aiškiai parodo, kad tarp žmogaus išgelbimo ir Evangelijos skelbimo yra toksai neatskiriamas ryšys. Todėl skaitykime dabar Romiečiams 10 skyrius nuo 13 iki 17 eilutės. Sako, juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaip žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo, ir kaip jie įtikės apie tą, kurį negirdėjo. Kaip išgirs be skelbėjo, ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti. Kaip parašyta, kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės evangeliją, kurie neša geras žinias. Bet ne visi pakluso evangelijai. Nes Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimo. Taigi tikėjimas iš klausymo, o klausymas iš Dievo žodžio. Tai Paulius jisai tarsi sudeda vieną po kitos tokios grandinės dalis ir sako, šaukėsi tas, kuris tiki tas, kuris išgirsta tada, kai kažkas jam paskelbia. O skelbėjai eina tada, kada yra siunčiami. Ir būtent iš šios rašto vietos aš noriu išskirti tokias 4 tiesas šiandieną pamoksle. Tai pirma tiesa, kuri kyla būtent iš šio teksto, tai žmogui reikia išgelbėjimo. Žmogui reikia išgelbėjimo. Ir prieš kalbėdami būtent apie tą skelbėją mes turime suprasti, kodėl apskritai reikia skelbti. Ir Paulius pradeda tokiais žodžiais 13 eilutėje Romiečiams 10 skyriuje, sako, kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ir čia yra toksai nuostabus pažadas, kad kiekvienas, nesvarbu, kas tu bebūtum, ar tu jaunas, ar tu senas, ar tu lietuvis, ar tu ukrainietis, ar tu rusas, ar tu amerikonas, ar dar kažkas. Viešpatie žodis, sako, kiekvienas, kuris šauksis, ne tik tai žydas, ne tik tai religingas kažkoksai tai žmogus, ne tik tai tas, kuris lankė, pavyzdžiui, nuo vaikystės bažnyčią, bet kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ir ši rašto vieta parodo mums dar tokį labai svarbų dalyką, kad žmogui reikia išgelbėjimo. Kad žmogus yra pražuvęs ir kad žmogui reikalingas išgelbėjimo. Ir jeigu Biblija sako, kad žmogui reikia išgelbėjimo, tai reiškia, kad žmogus yra pavojuje. Kažkas yra negerai. Ir žinote, kada skaitau Dievo žodį, man Dievo žodis patinka tuo, nes Dievo žodis sako labai tiesiai šviesiai. Jisai parodo tą tikrą realybę. Nepiešia kažkaip vaizdo gražiau, kažkaip neiškraipo to vaizdo, nepateikia mums kažkaip jo maloniai labai, kad mums patiktų, kad paglostytų mūsų širdį. Taip, yra eilučių, kurios ir paglosto mūsų širdį ir nuramina, ir paguodžia mums, ir jos turi savo vietą. Bet yra tokių eilučių, kurios pasako tiesą, kuri žmogui nepatinka, kuri žmogui yra nepatogi. Bet tuo Biblija man ir patinka už tai, kad jinai rėžia tiesiai, šviesiai, taip kaip yra. Ir tai gali nepatikti, bet tikra tiesa, mes turime suprasti, kad ta tikra tiesa apie mūsų tą tikrą būklę, tik ta tikra tiesa gali mus atvesti prie tikro išgelbėjimo. Ir žmogui būtina išgirsti tą tikrą tiesą.
tą tikrą situaciją, o mums žmonėms įprasta, kad mes kartais norime kažkaip tai galbūt pagražinti. Net toks jau ir tu blogas. Nėra su tavim viskas jau taip ir blogai. Pažiūrėk, kaip kiti gyvena. Va, jisai taip, bet tu tai toksai. Mes linkę tai daryti. Bet Dievo žodis neglosto mūsų tokios saviapgaulės. Iš tikrųjų, Dievo žodis, jis parodo žmogų tokį, koksai jis yra iš tikrųjų Dievo akyse. Nes žmonių akyse mes tikrai skirtingai vertinam negu Dievas. Bet Dievas mato ne tik tais mūsų išorę, Dievas mato širdį, Dievas mato motyvus visus, Dievas mato mūsų planus kažkokius. Ir Dievas jisai, kaip pasakyti, nesigėdydamas, jisai skelbia tiesiai šviesiai. Pavyzdžiui, žiūrėkite Romiečiams 3 skyrius 23 eilutė. Štai ką sako apie žmogų, apie žmogaus būklę. Sako, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Skaudžiai skamba truputėlį. Sako, visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Visi nusidėjo. Žiūrėkit dar vieną eilutę. Izaijo 64 skyrius 6 eilutė sako, mes visi esame švarūs. Mes visi esame, sako, nešvarūs ir mūsų teisumas kaip purvini skarmalai. Ar mums patinka tokia tiesa? Nelabai patinka. Iš tikrųjų mes galvojame galbūt, kad mes esame švarūs. Bet Dievo žodis mums sako, kad mes visi esame nešvarūs. Mums reikia to apvalymo. Mūsų teisumas, kaip purvini skarmalai, mes neturime teisumo. Visiškai mes jokio teisumo neturime. Todėl ir mes, kada mes skelbėme Evangeliją, kada mes dalinamės su žmonėmis, Dievo žodžiu mes turime būtent skelbti tai, kas parašyta Biblijoje. Pasakyti žmogui jo tikrąją būklę, koks jisai yra iš tikrųjų, ne mano akyse, bet Dievo akyse, tiesa su meile. Su meile pasakyti tam žmogui, bet neiškreipiant tiesos kažkaip tai. Su meile, bet neiškreipiant tiesos. Žiūrėkit, Romiečiams dar 6 skyrius 23 eilutė irgi sako, kad atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi Evangelija yra būtent ta Dievo žinia mirusiam nusidėjėliui, kad Kristuje yra gyvenimas. Ir nelengva pasakyti žmogui, kad tu esi miręs, tu esi nusidėjęs. Tau reikia Kristaus, tau reikia išgelbėjimo. Ir jeigu mes tikrai tikime, kad be Kristaus žmogus yra pražuvęs, tada būtent Evangelijos skelbimas tampa nebe mūsų pasirinkimas, o mūsų būtinybė ir mūsų atsakomybė. Jeigu mes tikime, aš noriu pabrėžti, jeigu mes tikime, kad žmogus be Kristaus yra pražuvęs. 1 Korintiečiams, žiūrėkite, 9 skyrius 16 eilutė, Paulius rašo, sako, jeigu skelbiu Evangeliją, neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina pareiga ir vargas man, sako, jeigu aš Evangelijos neskelbčiau. Paulius nesako, aš skelbiu Evangeliją, nes esu kažkoks tai labai ypatingas. Jisai priešingai sako. Kaip Paulius čia sako, tai yra mano būtina pareiga. Ir noriu šiandien kiekvieno iš jūsų paklausti, ar mes vis dar tikime šiandien, kad žmogui reikia išgelbėjimo. Kad žmogus be Kristaus yra pražuvęs. Nes jeigu netikime, tada ta misija tampa nebereikalinga. Tada mūsų susirinkimai mažiausiai yra graži vieta, kur mes smagiai ir gražiai praleidžiame laiką vienas su kitu. Jeigu netikime, tai tada Evangelijos būtent tas skelbimas, jisai tampa kaip tokia papildoma galbūt veikla mūsų gyvenime. Ir bažnyčia tada pradeda gyventi tik tais dėl savęs. Dėl savo poreikių,
Dėl to, kad gera, kad smagu, kad malonu susirinkti, būti kartu. Bet jeigu tikime iš tikrųjų, jeigu tikime mes, kad be Kristaus žmogus eina į pražūtį, tada mes negalime tylėti. Tada mes net neturime tylėti. Tada mes turime kalbėti. Tai pirma mintis, kad žmogui reikia išgelbėjimo. Žmogus yra pražuvęs. Toliau kita mintis, ką noriu pasakyti, išgelbėjimui reikia Evangelijos. Išgelbėjimui reikia Evangelijos ir toliau Romiečiams 20 skyriui 14 eilutėje Paulius klausė. Jisai užduoda tokį konkretų klausimą, kaip žmonės šauksis to, kuriuo neįtikėjo. Ir kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo. Tai labai paprasta iš tikrųjų, bet tokia gili tiesa, kad žmogus negali jisai tikėti Kristumi, apie kurį jisai negirdėjo. Kaip jūs galite įtikėti Evangeliją, jeigu jos niekada negirdėjote? Tiesiog tai neįmanoma ir tikėjimas nėra pasakymas, aš kažkuo tikiu. Arba aš tikiu savaip. Gelbstintis tikėjimas, kurį Dievo žodis, kurį mes skaitome Dievo žodyje, jisai turi tam tikrą turinį. Teisingai. Nėra Dievo žodėje parašyta, kad tikėk savaip ir būsi išgelbėtas. Arba svarbiausia, tikėk visa širdimi ir viskas su tavim bus gerai. Dievo žodėje mes randame tam tikrą turinį ir žmogus turi jisai išgirsti, kas yra Dievas. Žmogus turi išgirsti, kad Dievas yra šventas. Žmogus turi išgirsti, kas yra žmogus. Kaip ir sakiau, tą tikrąją jo būklę, kas yra nuodėmė, žmogus turi išgirsti, kokią žalą nuodėmė padaro mūsų gyvenime, kokią žalą nuodėmė atneša santykyje su Dievu. Biblija kalba, kad, sako, jūsų nuodėmės arba jūsų nusikaltimai atskyrė jūs nuo mano veido. Kad nuodėmė atskiria, kad ne vienas nuodėmingas žmogus jisai nebus danguje. Mes turime kalbėti žmonėmis, kas yra Kristus, ką Kristus atliko, kodėl jisai atėjo, kokia buvo jo misija, ką jisai padarė ant kryžiaus. Kad jisai prisikėlė ir turime kalbėti lygiai taip pat apie atsaką žmogaus. Koks turi būti tavo atsakas? Nes žmogus jisai daro du pasirinkimus, kada jisai girdi Dievo žodį. Jisai turi du pasirinkimus. Jisai turi pasirinkimą priimti Dievo žodį. Sako, kiekvienas, kuris jį priėmė, jisai davė, gali tapti Dievo vaikais. Bet kitas pasirinkimas, jisai gali ir atmesti Dievo žodį. Gali nepriimti Dievo žodžio ir likti pražuvęs. Ir todėl ir Paulius, matom, todėl ir Paulius sako, kad tikėjimas iš klausimo, o klausimas iš kur? Klausimas iš Dievo žodžio. Būtent iš Dievo žodžio. Taigi tikėjimas ateina iš Dievo žodžio klausimo. Kada žmogus klausosi Dievo žodžio, kaip ir jūs šiandieną neklausotės Dievo žodžio, ir kada žmogui yra skelbiama Evangelija. Teisingai. Ir bažnyčia iš tikrųjų gali turėti gražų pastatą, gražią kažkokią programą, šiltą bendravimą, skanios kavos po pamaldų. Bet jeigu Evangelija yra arba nėra, tai yra aiškiai skelbiama, žmogus niekaip jisai negalės būti išgelbėtas. Todėl mes turime aiškiai pasakyti, tai yra mūsų atsakomybė ištransliuoti aiškiai, kas yra Evangelija. Ir išgelbėjimui reikia Evangelijos. Viešpats pasakė, Jono Evangelijoje 14 skyriui 6 eilutėje, Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą, kitaip kaip tik per mane. Viešpats jisai nesakė, kad aš esu vienas iš kelių. Arba aš esu vienas iš tiesų kažkokių tai, ne? Ar aš esu vienas iš religinių mokytojų.
Jisai pasakė labai aiškiai ir tiesiai šviesiai, aš esu tas kelias, kurio tau reikia, aš esu ta tiesa, kurią tau reikia išgirsti ir aš esu tas gyvenimas, tas amžinasis gyvenimas. Aš esu tas vienintelis, kuris galiu tau tą gyvenimą duoti. Todėl, kada mes kalbame su žmonėmis, noriu pasakyti, kad mes turime būti aiškus, konkretus ir žmogui reikia išgirsti, kaip ir sakiau, apie Dievo šventumą, apie savo nuodėmę, apie tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus, apie išgelbėjimą, apie atgailą, apie teismą. Apie visus šitus dalykus mes turime kalbėti su žmonėmis. Ir Paulius yra labai, žiūrėkit, gražiai pasakęs Apaštalų darbų 20 skyriui, nuo 20 iki 21 eilutės. Sako, kaip nieko nenutylėjau, kas naudinga, bet kalbėjau ir mokiau jūs tiek viešumoje, tiek po namus, liudydamas žydams ir graikams apie atgailą prieš Dievą ir tikėjimą mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Paulius iš tikrųjų neskelbė tik tai tų dalykų, kurie žmonėms patiko. Ar jisai skelbė tik tai, kas buvo malonu? Ar jisai rinkosi malonės temas tik tais? Ne, jisai nesakė, kaip sako, kad aš apie nuodėmę aš nekalbėsiu, nes tai bus nemalonu. Apie teismą aš nekalbėsiu, nes tai bus per griežta. Apie atgailą nekalbėsiu, nes tai gali atstumti žmonės. Paulius taip nesakė, ne, Paulius sako, aš nieko, žiūrėkit, 20 eilutė sako, aš nieko nenutylėjau, kas jums naudinga. Reiškiasi, visi tie dalykai yra naudingi. Naudinga žmogui pasakyti tiesą tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų. Ir šiandien žmonės nori tokios evangelijos, iš tikrųjų šiandien žmonės nori tokios evangelijos, kurioje nėra nuodėmės, kurioje nėra teismo, kurioje nėra pragaro, kurioje nėra kraujo. Ir man teko girdėti tokius pasisakymus, aš kaip ir, žinote, 12 metų gyvenau Norvegijoje, ten nėra populiaru kalbėti apie nuodėmę. Kodėl? Nes tai nemalonu. Ten nėra populiaru kalbėti apie Kristaus kraują. Nes tai kažkaip, neetiška, nepatogu. Ten labai yra patogu kalbėti apie meilę, apie draugystę, kad Dievas visus myli, nesvarbu koks tu esi, nesvarbu kaip tu atrodai. Meilė. Štai ką žmonės nori girdėti. Taip, Dievo žodis kalba ir apie meilę, bet ar tai viskas? Jeigu žmogus nori būti išgelbėtas, ar jam reikia išgirsti apie meilę? Reikia išgirsti ir apie meilę, bet jeigu jisai neišgirs apie savo būklę, jeigu jisai neišgirs tos tikros evangelijos, ar tai atneš jam kažkokios tai naudos? Aišku, kad ne. Taigi tokia yra evangelija. Ir kada žmonės skelbia kitokią evangeliją, ir didelis pavojus, kad tie žmonės jie nebus išgelbėti. Atsimenate, tokių žodžių yra Biblijoje parašyti, jeigu kas nors jums skelbtų kitokią evangeliją, tegunie prakeiktas. Tai yra labai, labai rimta. Ir tarnaujant būtent mažame mieste, aš suprantu ir matau, kad daug žmonių iš tikrųjų yra girdėję apie Dievą, daug žmonių turi kažkokį tai supratimą apie viešpatį, bet jie nėra girdėję Evangelijos. Jie žino žodį Jėzus, jie žino žodį Dievas, bet nesupranta, nesusijungia. Todėl reikalingos tos Biblijos studijos, reikalingas toksai truputėlį išsamesnis pokalbis su žmogumi, paaiškinimas, kodėl. Ir kada ateina laikas, viskas susiklijuoja kažkaip tam žmogui, žiūrėk, tas žmogus sako, aš viso to nežinojau, aš viso to kažkaip tai nesupratau, nes apie tai nebuvo kalbama. Ir kada žmogus supranta, sako, aš noriu priimti viešpatį. Ir taip atsitinka. Ir taip atsitinka, bet mūsų atsakomybė yra skelbti tą teisingą evangeliją. Na ir toliau tada trečia mintis,
Evangelijai reikia skelbėjų. Žmogui reikia evangelijos, bet evangelijoje reikia skelbėjo. Evangelija kažkaip tai pati nepasiskelbia automatiškai kažkaip. Dievas būtent išsirinko, jisai išsirinko ką? Angelus išsirinko. Ne. Ką viešpats Jėzus pasakė prieš iškeliaudamas po savo prisikėlimų? Ką jisai pasakė savo mokiniams? Eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais. Štai koks buvo paliepimas viešpaties Jėzaus. Ne angelams, bet Jėzaus mokiniams. O kas mes šiandien esam? Angelai? Mes esam šiandien mokiniai. Jeigu mes tikime Kristumi, mes esame Kristaus mokiniai. Ir Paulius, žiūrėkit, 14 eilutėje 10 skyriaus, jisai ir klausė, sako, žiūrėkit, ir kaip išgirs be skelbėjų. Jisai veda toliau tą mintį. Ir kaip išgirs be skelbėjų. Ir čia klausimas iš tikrųjų toksai jisai yra labai tiesus. Dievas iš tikrųjų jisai galėtų kažkaip tai prabilti iš dangaus. Ar jam tai nėra įmanoma? Jisai galėtų paimti, užrašyti eilutę, pavyzdžiui, Jono 3,16 danguje gražiai. Galėtų jisai tą padaryti. Galėtų per angelus paskelbti, galėtų kažkaip tai atkreipti žmogaus dėmesį, bet Dievas savo būtent išmintyje jisai pasirinko mus, jisai pasirinko savo bažnyčią, pasirinko žmonės, kad per žmonės jisai būtent neštų šitą gerąją naujieną, todėl Dievas gelbsti būtent per Evangeliją, o Evangelija ateina būtent per skelbėją. Iš mūsų lūpų tai nereiškia, kad tas skelbėjas yra kažkoks tai ypatingas žmogus, ar jisai yra tobulas. Tai nereiškia, kad jisai turi kažkokių tai ypatingų sugebėjimų, gabumų ar iškalbingas. Bet svarbiausia, kad tas žmogus, suprantat, jisai turi būti, ko Dievas nori iš mūsų. Iš to skelbėjo. Kad mes būtume jam ištikimi. Dievas nori mūsų ištikimybės, kad tas žmogus būtų ištikimas. Mes supraskime, kad ne vieno nėra tobulo. Ir kada mes žiūrime į Biblijos vyrus, į tuos herojus, į tuos tikėjimo vyrus, kurie aprašyti Biblijoje. Biblija sako, jie buvo tokie patys žmonės kaip ir mes. Ir mes matome jų nuopuolius, mes matome jų nuodėmes. Bet ką jie darydavo? Jie keldavosi, jie išpažindavo savo nuodėmes, jie atgailaudavo, Dievą savo ruožtu apvalydavo ir toliau naudodavo. Petras, pavyzdžiui, vienas iš Kristaus mokinių, jisai įsigynė viešpaties. Jisai įsigynė viešpaties ir jisai parašyta, sako, jisai karčiai pravirko. Jam buvo gėda, jam buvo liūdna dėl to. Nors prieš tai apaštalas Petras galva, sako, aš už tave guldysiu. Aš niekada, sako, jeigu visi tavęs įsižadės, aš niekada tavęs neįsižadėsiu. Štai koks Petras buvo. Išdidus, toks labai savim pasitikintis žmogus, bet kaip atėjo tam tikros situacijos į jo gyvenimą, Petras įsižadėjo, Petras paskui pravirko, bet ką darė viešpats? Ar viešpats pasmerkė, ar viešpats pasakė, kad viskas tu man daugiau nebereikalingas? Tu nesi tobulas? Ką viešpats pasakė po savo prisikėlimų, kada viešpats prisikėlė? Sako, pasakyk ir Petrui, kad aš prisikėliau, pasakyk mokiniam ir Petrui, sako. Ir tada viešpats Jėzus eina į kontaktą, pats inicijuoja susitikimą su Petru ir kalbasi su Petru. Ir tada jisai paklausė tokius 3 klausimus, labai nepatogius Petrui, labai tokius skausmingus, tikriausiai jam pasidarė gėda, jisai prisiminė, kodėl jisai klausė 3 kartus, sako, Petrai, ar myli mane, Petrai, ar myli mane, Petrai, ar myli mane. Ir Petras galų galiausiai jisai nusiminęs pasakė, tu žinai viešpatie, kad aš tave myliu. Ir ką viešpats Jėzus paskui padaro? Jisai pasako, tu man daugiau nebereikalingas. Jisai pasako, ganyk mano avinėlius. Jisai paveda jam tarnystę. Taigi, ką aš noriu pasakyti, kad nereiškia, kad skelbėjas turi būti tobulas.
Nei vienas iš mūsų nėra tobulas. Mes visi kažkur vienur kitur nusidedam, kažkur tai pargriūnam, parkrentam. Padarom galbūt tai, kas nepatinka Viešpačiui, bet Dievas nori mūsų ištikimybės, kad mes keltumėmės, išpažintume jam savo nuodėmę, išpažintume jam savo kažkokią tai klaidą. Ir Viešpats pažada mus pakelti, Viešpats pažada atleisti ir pažada toliau mus naudoti. Savo garbiai ir savo šloviai. Pavyzdžiui, Mozė irgi, kada Viešpats pašaukė Mozę, ką Mozė pasakė? Aš, sako, esu neiškalbingas žmogus, aš, sako, nemoku kalbėti. Kada Viešpats pašaukė Jeremiją, ką Jeremijas pasakė? Mes kalbam apie skelbėją, kad Evangelijai reikia skelbėjo. Jeremijas atsakė, turėjau savo pasiteisinimų. Teisingai, kartais mes esam žmonės, mes turim kažkokių tai pasiteisinimų, kada Dievas mus kviečia dalintis Dievo žodžiu, pavyzdžiui, Evangeliją su žmonėmis. Tai Jeremijas pasakė, aš dar per jaunas, sako Dieve. Jėzus, mes matome, jisai pašaukė paprastus tokius žmonės. Jie buvo žvejai ir jisai padarė juos žmonių žvejais. Žiūrėkit, vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, mato Evangelija 4 skyrius, nuo 18 iki 20 eilutės, vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė 2 mokinius. Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą. Mat, jie buvo žvejai. Jis tarė jiems, sekite paskui mane ir aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Tuodu paliko tinklus ir nusekė paskui Jėzų. Ką mes čia matome, kad Jėzus, jisai savo tarnystės pradžioje, jisai ieško tų žmonių. Jisai ieško ir pašaukia tuos paprastus žmonės, kurie buvo užsiėmę savo kasdieninę tokią veiklą. Jisai nesakė kažkaip tai pirmiau tapkite tobuliau, paskui sekite paskui mane. Jisai pasakė, sekite paskui mane ir aš padarysiu, sako. Aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir iš tikrųjų, kada mes skaitom šitą vietą, tai labai padrąsina, nes Dievas, jisai nori naudoti paprastus žmonės, tokius kaip jūs ir aš. Dievas nori mus naudoti, tik tai kyla klausimas, ar mes leidžiamės būti, arba ar mes leidžiamės jo naudojami. Koks mūsų atsakymas nuskamba mūsų širdyse, kada Dievas mus kviečia daryti kažkokį tai darbą dėl jo. Ar mes turime irgi pasiteisinimų tokių, kad aš nemoku kalbėti, aš esu neiškalbus žmogus, aš esu per jaunas, aš esu per senas, aš esu per daug užimtas ir taip toliau, ir taip toliau. Mes suprantame, kad ne visi žmonės bus pamokslininkai, ne? Ir ne visi bus misionieriai, ne visi bus tarnautojai, ne visi važiuos kažkur į kitą miestą ar į kitą šalį. Bet iš tikrųjų kiekvienas tikintysis yra pašauktas būti Kristaus liudytoju. Sako, ir jūs tapsite mano liudytojais. Ir kiekvienas iš mūsų mes turime prisiminti, nes kartais mes užmirštame. Kartais mes užmirštame iš tikrųjų, kas mes esame. Mes ateinam į bažnyčią, mes pasėdėm, mes pabūnam, mes pabendraujam, ateinam į maldvakarį, pasimeldžiam. Bet kartais mums reikia sustoti, įsižeminti Kristuje ir tiesiog prisiminti tas tokias paprastas dvasinės tiesas, kas mes iš tikrųjų esame. Kad mes esame krikščionys, kad mes esame Kristaus mokiniai, kad mes esame pašaukti būti Kristaus liudytojais. Ir liudytojas iš tikrųjų nėra tas, kuris viską žino apie Kristų. Bet liudytojas yra tas, kuris liudija tai, kas atsitiko jo gyvenime. Ar mes negalime, ar yra sunku paliudyti tai, kas atsitiko mano gyvenime? Žiūrėkite, kada žmogus, pavyzdžiui, jisai liudija teisme. Ar jo klausia, ar tu žinai visus įstatymus? Jo neklausia, jo klausia tik tais, ką matei, kur buvai, ką žinai, papasakok. Tai mums nebūtina žinoti visko, taip ir tikintysis iš tikrųjų jisai gali pasakyti, aš buvau pražuvęs.
Aš buvau pražuvęs, bet Kristus mane išgelbėjo. Aš buvau nuodėmėje, bet Dievas man suteikė malonę. Aš buvau priklausomas, dabar aš esu laisvas, aš neturėjau jokios vilties, aš norėjau pasitraukti iš gyvenimo, bet Jėzuje radau naują gyvenimą. Ar tai nėra skelbėjas? Ar mūsų, kada mes skelbėme žmonėms savo liudijimą, ką mes išgyvenom, ką mes patyrėm, ką Dievas padarė mūsų gyvenime, ar tai nėra Evangelijos skelbimas? Ar tai yra labai sunku? Asmeniškai aš tik ir laukiu, kada žmogus pasuks savo ausį ar užduos kažkokį tai klausimą link krikščionybės. Nes man patinka apie tai kalbėti. Man patinka kalbėti, ką Dievas padarė. Man patinka kalbėti ir aš nesigėdžiu kalbėti, koks aš buvau iki to, kaip aš sutikau Kristų. Nes tai tik tais išaukština viešpatį. Jeigu mes save pagražinam kažkaip, aš nenoriu savęs gražyti. Aš buvau nuodėmingas, nusidėjėlis, atskirtas ir taip toliau ir taip toliau. Bet dėka Dievo malonės, dėka Dievo meilės, dėka kažkokio tai žmogaus, kuris atėjo ir pasakė, man pasidalijo Evangeliją, aš tapau išgelbėtas, aš turiu viltį, aš turiu džiaugsmą, aš turiu ramybę, aš turiu naują gyvenimą. Ir šiandien žmonės, kaip pašėlė, jie ieško tos ramybės, ar jūs nepastebėjote, jie ieško tos meilės, ieško tos ramybės, atrodo, turi viską, bet neturi nieko. Depresijos, kiti dalykai kažkokie. Todėl, kad Evangelija, kaip ir sakau, reikia skelbėjų ir mes galime tai daryti. Nereikia kažkokio tai čia aukštąjį mokslą baigti, kad mes galėtume skelbti Evangeliją. Užtenka kartais pasidalinti tai, ką Dievas padarė mano gyvenime. Ir 2 Korintiečiams 5 skyriui 20 eilutė Paulius tokius žodžius pasako: taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, sako, susitaikykite su Dievu. Iš tikrųjų, kokia stipri vieta. Čia šita vieta įvardina ir parodo iš tikrųjų, kas mes esame. Mes esame, sako, Kristaus pasiuntiniai. Tarsi pats Dievas per mus prašytų, net žodis prašytų, maldautų, galima sakyti. Maldaujame, sako, susitaikykite su Dievu. Dievas ragina per mus, mes esame tas įrankis, Dievas nori mus naudoti, tave ir mane. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai. Ir nepamirškime to. Nepamirškime to išėję iš bažnyčios, kad mes esame Kristaus pasiuntiniai. Per mus Dievas nori dalintis Dievo žinia, per mus Dievas nori pasiekti žmonių širdis. Noriu paklausti jūsų, ar Dievas yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, ar jisai šiandien pasikeitė? Gal šiandien Dievas kitoks, galbūt Dievą bando žmonės kitokį šiandien nupiešti ir taip yra. Bet iš tikrųjų Dievas jisai nepasikeitė. Ir jeigu mes esame krikščionys, esame Kristaus mokiniai, tai Kristus turi mums ką pasakyti. Iš tikrųjų jisai turi mums ką pasakyti šiandien, sako, tuomet jisai tarė savo mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite, sako pjūties viešpatį, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį. Atkreipkite dėmesį, problema nėra ta, kad pjūties nėra. Čia pasakoma, sako, kad pjūtis didelė, priešingai, nesako, kad pjūties nėra. Pjūtis didelė, bet kokia yra problema? Darbininkų maža. Štai kokia problema. Laukai boluoja, sako, pakelkite akis, laukai boluoja, prinokę pjūčiai, bet yra problema. Ir viešpats ją įvardina, kokia ta problema, sako, darbininkų maža, todėl šiandien klausimas iš tikrųjų yra ne tik, ar yra žmonių, kuriems reikia Evangelijos. Aišku, kad yra tų žmonių, kuriems reikia Evangelijos ir jų yra labai daug. Klausimas yra kitas šiandien. Kas eis?
kas kalbės, kas liūdės, kas skelbs, kas melsis, kas leis Dievui save naudoti. Va čia klausimą, kurį Dievas mums nori užduoti. Šiandien, kurį Dievas nori užduoti mums kiekvienam asmeniškai. Darbininkų maža, sako. Ir mes Lietuvoje stokojam darbininkų, mes stokojam Lietuvoje vyrų, kurie keltųsi ir sakytų, Viešpatie, aš čia, siųsk mane. Ar daug mes šiandien turime misionierių Lietuvoje? Ar daug mes šiandien turime kuriamų naujų bažnyčių Lietuvoje? Kas pasikeitė? Dievas pasikeitė šiandien. Darbo nėra. Darbo yra daug, bet kažkas atsitiko mūsų širdyse, kad mūsų širdys nenori atsiliepti, mūsų širdys nenori eiti į tą pjūtį. Problema, sako, yra darbininkų maža. Ir gal tu sakai, aš nesu kažkoks tai pamokslininkas, bet tu gali būti tas liudytojas, suprask. Gal tu sakai, aš ne viską žinau, bet gali pasakyti, ką Kristus padarė. Atliko tavo gyvenime, gal tu gali pasakyti, aš bijau. Bet ką Paulius sakė? Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Gal tu sakai, kad aš esu paprastas žmogus. Bet Viešpats ir ieško paprastų žmonių. Jis niekada neieškojo kažkokių tai ypatingų žmonių. Jis ir ieško paprastų žmonių. Su paprastom širdim, kurios nori tarnauti Viešpačiui. Todėl šiandien šis klausimas turi pasiekti mūsų širdis, kaip jie išgirs be skelbėjų. Šis pamokslas taip ir vadinasi, kaip jie išgirs be skelbėjo. Ir tegul Viešpats iš tikrųjų mus padaro ne tik tais Evangelijos klausytojais, bet ir Evangelijos nešėjais. Ne tik tais patys mes turime džiaugtis, kad esame išgelbėti ir šlovinti Dievą už tai, bet ir dalinti savo išgelbimu. Ir paskutinė mintis, 4, tai kad skelbėjui reikia bažnyčios užnugario. Ir Paulius klausė Romiečiams 10 skyriui 15 eilutėje, sako, ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti. Kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti. Ir čia matome dar tokį labai svarbią tiesą, kad misionierius iš tikrųjų nėra tas vienišas karys. Skelbėjas nėra žmogus iš tikrųjų, kuris pats save siunčia, pats save pašaukia. Bet Biblijoje visada mes, kada skaitome Dievo žodį, mes matome, kad Biblijoje misija yra visada susijusi su bažnyčia. Dievas pašaukia tarnystei žmogų, jisai įdeda troškimą, Dievas uždega širdį. Bažnyčia atpažįsta, kada jau mes dalinamės, pavyzdžiui, kada aš dalinausi, atsimenu, kada Viešpats mane pašaukė tarnystei. Tiesa, prieš tai aš Dievui labai aiškiai pasakiau, kad Viešpatie, aš noriu tau tarnauti, nežinau kur, nežinau kada, bet aš noriu, kad tu žinotum, kad aš noriu tau tarnauti. Dieve, tu žinai laiką, tu žinai metą, tu žinai kur, tu žinai kada. Svarbiausia, kad mes turėtume, supraskite, tą tokią atvirą širdį, tą tokią poziciją prieš Dievą, kad aš noriu tau tarnauti. Ir atėjus metai Viešpats, jisai pašauks, atėjus metai jisai sustiprins, pašauks, paruoš. Ir tada, kada Viešpats pašaukė mane, atsimenu, aš grįžau į Kristaus misiją ir dalinausi savo liudijimu, kad Viešpats kelia mane ir kviečia grįžti atgal į Lietuvą, palikti Norvegiją ir tarnauti Varėnoje kaip misionierium. Ir bažnyčia, sako, atpažįsta. Bažnyčia atpažįsta ir atsimenu, kada bažnyčia, aišku, labai džiaugiasi bažnyčia. Mes visada džiaugtumėmės. Manau, kad kai visada ir pastorius Reda džiaugtųsi, jeigu atsirastų žmogus, sakytų, Dievas mane šaukia būti misionierium, arba Dievas mane šaukia ten tokie. Mes visada džiaugiamės, ne? Ir tada bažnyčia meldėsi, atsimenu, uždėjau rankas, meldėsi ir tada išsiuntė mane kaip misionierių. Ir bažnyčia galiausiai tada palaiko toks etapas. Taigi labai aiškiai matome, kada apaštalų darbų 13 skyrių skaitome,
aiškiai tai matoma, kad misija vyksta per bažnyčią ir kad skelbėjų reikia bažnyčios užnugarių. Žiūrėkite, Apaštalų darbų, 13 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simeonas pravardė Juodasis, Liucijus, Kirenietis, Maneanas, augęs kartu su tetrarchu Erodu, ir Saulius. Kartą, kai jie tarnavo viešpačiu ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė: išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tuomet jie pasninkavo ir meldėsi ir uždėję rankas ant jų išleido. Taigi atkreipkime dėmesį, kad bažnyčia, kad misija tai yra prasidėjo bažnyčioje, kuri tarnavo viešpačiui, kuri meldėsi ir kuri pasninkavo. Ir tai labai svarbu, tai tikra misija niekada nėra atskirta jinai nuo vietinės bažnyčios. Nes Saulius iš tikro su Barnabu jie sugalvojo kažkokią tai gražią idėją. Ar jie patys čia nusprendė, kad jie yra labai geri ir mes dabar siūsime patys save, būsime misionieriai, skelbsime Dievo žodį. Kas pasakė čia? Kas juos pašaukė iš šito teksto? Dievas pašaukė, ne bažnyčia. Šventoji dvasia, jeigu tiksliau pašaukė, sako, išskirkite man Barnabą ir Saulių konkrečiam darbui, arba konkrečiam tikslui, arba konkrečiai tarnystei. Tai matom, kad šventoji dvasia pašaukė, o ką darė bažnyčia? Ką savo ruožtų darė bažnyčia? Pasninkavo, meldėsi ir uždėję ant jų rankas, ką padarė? Išleido. Antiochijos bažnyčia, iš tikrųjų mes matom, kad jie karštai troško vykdyti Dievo valią. Tai reiškia, kad Antiochijos bažnyčia nebuvo tik tai kažkokia stebėtoja. Tai, kas vyksta, bet jie dalyvavo būtent Dievo misijoje. Ir aš tikrai nesuklysiu pasakęs, kad Antiochijos bažnyčia buvo misijų bažnyčia. Jį rėmė misijas, jį siuntė misionierius ir turėjo gerus mokytojus, bet taip pat buvo pasiruošusi išleisti žmonės į Dievo darbą. Tai čia noriu atkreipti dar dėmesį į žodį tokį išleido. Tai nebuvo toks kažkoks tai išleidimas, eikite patys ir kaip nors jūs susitvarkysite. Ačiū, Dievas iššaukia, Dievas jūs kviečia, amen. Bet kontekstas iš tikrųjų rodo, kad bažnyčia juos išleido sąmoningai, vieningai, su malda tokia ir su dvasiniu palaikymu. Ir jie buvo išsiųsti į tą misijų kelionę, ne kaip kažkokie pavieniai žmonės, bet kaip bažnyčios palaikomi nariai. Ir čia matome tokį labai svarbų principą, kad Dievas naudoja Naujojo testamento, bažnyčią, siunčiant Evangelijos skelbėjus. Taigi bažnyčia yra Dievo įrankis iš tikrųjų. Šiandien Dievas naudoja bažnyčią skelbti Evangeliją. Bažnyčia yra ta vieta, kur žmonės yra ruošiami, kur žmonės yra ugdomi, paskui kur žmonės yra siunčiami, kur žmonės yra palaikomi. Ir mes tai matome ne tik tais Apaštalų darbų knygoje. Filipiečiams laiške 4 skyriui sako, jūs filipiečiai, o Paulius rašo filipiečiams, taip pat žinote, kai pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia, sako, neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. Jūs mano reikalams, sako, pasiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. Aš netrokštu dovanos, bet trokštu vaisiaus, kuris augtų jūsų sąskaitom. Tai matome, kad Paulius jisai buvo palaikomas bažnyčių ir Filipų bažnyčia, matome, kad dalyvavo tarnystėje ne tik tais malda, bet ir tokiu praktiniu aprūpinimu. Na ir Paulius dar paskui filipiečiams rašo, sako, aš dėkoju savo Dievui, kada tik jūs prisimenu, visada kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu, už jūs visus besimelsdamas, už jūsų dalyvavimą skelbiant Evangeliją. Nuo pirmosios dienos iki šiandien. Man labai patinka ta vieta, paryškinė, sako, už jūsų dalyvavimą skelbiant Evangeliją. Paulius dėkoja ir matom, kad filipiečiai, jie ne tik tais klausėsi Evangelijos, ne tik tais, bet jie dalyvavo Evangeliją. Jie, kitaip pasakysiu, tapo tos Evangelijos darbo bendrininkais, bendradarbiais. Ir
tikrai noriu padėkoti, pasinaudodamas progą jūsų bažnyčiai ir kad jūs irgi dalyvaujate šiame darbe ir kad jūs ne tik tais išgirdote apie misiją Varėnoje, bet ir praktiškai prisidedate prie jos. Tai esu labai dėkingas, kad remiate mane kaip misionierių, kad palaikote. Ir man tai yra iš tikrųjų ženklas, kad jūs dalyvaujate Evangelijos darbe kartu. Tai labai dėkoju ir prašau ir toliau melstis, palaikyti maldoje. Kviečiu atvykti, nes labai gera ir smagu, kada kažkas atvyksta, tada mes jaučiamės padrasinti, tada mes galime išnaudoti žmogų arba žmogų arba žmonės gerąją prasme, tai visą laiką prašom, kad pasidalintų liudijimu savo. Tai tikrai nepravažiuokite pro šalį, atvažiuokite ir palaikykite mus. Taigi pjūtis didelė, darbininkų maža. Tad pakelkime akis, kad pamatytume žmonės aplink mus. Amen.